Kodėl vieni namų kvapai baigėsi per savaitę, o kiti išlieka mėnesius? Padarom paprastą eksperimentą ir pažiūrėkim. Paimam mūsų 50 ml difuzorių ir pigų iš parduotuvės. Suvienodinam sąlygas ir perpilam pigų kvapą į tą pačią talpą. Naudojam tas pačias lazdelės ir jų kiekį. Pastatom į tą pačią vietą, skirtumas matysis ne iš karto. Kitas palyginimas po 3 dienų. Taigi, eksperimentas baigėsi. Praėjo lygiai 28 dienos. Tiesą sakant, tokio rezultato nesitikėjau net aš. Priminsiu, kad sąlygos buvo absoliučiai vienodos. Ta pati tara, tas pats lazdelių kiekis ir ta pati vieta. Rezultatas toks, kad pigus namų kvapas kainavo 3 kart pigiau, o išgaravo, galit pamatyti, 5 ar net 7 kart greičiau. Išeina taip, kad pigiau kainuoja brangiau. Darykite išvadas.